O dabar prašytume pristatyti savo valstybės tarnautojų kompetencijų modelį projekto rezultatus. Valstybės tarnybos departamento direktoriaus pavaduotoja Dalia Šadžiuvienė. Labadiena, gerbiama auditorija, gerbiami kolegos. Iš tiesų, bandysiu pristatyti temą, kuri pirmoje mūsų konferencijos dalyje sukėlė tam tikrą šurmuliuką ir galbūt pasėjo labai mažas abejonės. Tam, kad patikėti, kad kompetencijų modelio diegimas turės teigiamos reikšmės, pirmiausia, reikia keisti mūsų požiūrį. Kol nebus pakeistas, kiekvienas naujas dalykas, dėja, jisai gali būti vykdomas visiškai formaliai. Iš tiesų, įdirbis labai didelis buvo padarytas, mes dirbom kartu su išorės ekspertais, su tos srities specialistais ir labai stengiamės padaryti produktą, kuris būtų naudingas, kuris būtų tinkamas taikyti ir duotų rezultatą. Mums padėjo Žmogaus studijų centras. Taigi, kas yra kompetencija, kaip jau minėjom, tai yra gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių, vertybinių nuostatų visumą, kuris pasireiškia kaip stebimas elgesys. Kompetencijų modelis yra svarbi kiekvienos šiuolaikinės žmogiškųjų išteklių valdymo, kiekvienos šiuolaikinės organizacijos žmogiškųjų išteklių valdymo dalis, kadangi kiekviena organizacija siekia tikslų, tiems tikslams įgyvendinti reikalingi, kompetentingi ir motyvuoti darbuotojai. Taigi, kas pirmiausiai yra daroma? Greičiausiai identifikuojamos kompetencijos, kurios reikalingos darbuotojams, kad tie tikslai būtų pasiekti. Nustačius kompetencijas, atitinkamai pagal jas formuojamas žmogiškųjų išteklių poreikis, vykdoma atranka, kitų kompetencijų ugdymas, veiklos vertinimas, galų gale karjera. Lietuvos valstybės tarnautojų kompetencijų modelis buvo sudarytas vadovaujantis tiek užsienio šalių, tokių kaip Olandija, Didžioji Britanija, Belgija, valstybės tarnautojų kompetencijų modelių pavyzdžiais, tiek atsižvelgiant į Lietuvoje atlikto tyrimo, kuriame dalyvavo dalis iš šios auditorijos greičiausiai rezultatus. Taigi, rezultatai parodo, kad apklausiamieji norėtų, kad kompetencijų modelis kaip sistema visų pirma būtų lanksti. Dalis kompetencijų turėtų būti nustatoma centralizuotai. Tačiau vis dėlto turėtų būti palikta galimybė ir pačioms įstaigoms nusistatyti dalį kompetencijų pagal jų veiklos specifiką. Žinoma, tam reikalingos rekomendacijos, kuriomis vadovautųsi. Taigi, kompetencijų modelis, kompetencijos taip pat turėtų būti nustatomos atsižvelgiant į pareigybių hierarchiją ir į veiklos pobūdį. Išskirtos tokios kompetencijų grupės. Grupuojant valstybės tarnautojų kompetencijas buvo vadovaujamasi kaip tik ir anksčiau paminėtais kriterijais. Tai yra kompetencijų sąsajos su pareigybių hierarchija. Tai buvo vertinama, kokios kompetencijos reikalingos visiems valstybės tarnautojams, neatsižvelgiant į jų hierarchinį statusą. Kokios kompetencijos būtų reikalingos tik tai specialistų korpusui. Kokios kompetencijos reikalingos galbūt tik vadovų korpusui. Antras kriterijus tai yra kompetencijų sąsaja su veiklos specifika, su veiklos sritimi. Tai yra vertinama, kokios kompetencijos yra reikalingos visiems valstybės tarnautojams, neatsižvelgiant į veiklos sritį, kurioje jie vykdo funkcijas. Taip pat buvo vertinama, kokios kompetencijos reikalingos atskiroms valstybės tarnautojų grupėms, vykdančių savo veiklą konkrečiose veiklos srityse, konkrečioje profesinėje veikloje. Ir dar vienas kriterijus, tai patogumas vartotojui. Tai yra, grupuojant kompetencijas buvo siekiama, kad kompetencijų modelis būtų lengvai suvokiamas, patogus, draugiškas vartotojui, kad vienodai jį suprastų tiek
specialistas, tiek vadovas, tiek vienodai jis būtų taikomas ir žmogiškųjų išteklių valdymo procesuose. Sugrupavom pačias kompetencijas, dabar matyti reikėtų priskirti tas kompetencijas pareigybių grupėms. Taigi, nuspręsta, kad įstaigų vadovams ir jų pavaduotojams bus taikomos vadybinės bei lyderystės kompetencijos bei bendrosios kompetencijos. Padalinių vadovams ir jų pavaduotojams taikomos jau tiek ir vadybinės lyderystės kompetencijos, tiek bendrosios, taip pat gali būti taikomos specifinės ir profesinės kompetencijos. Specialistų korpusui taikomos bendrosios kompetencijos ir specifinės profesinės kompetencijos. Na ir kokiosgi tos kompetencijos konkrečios yra ir kodėl būtent tokios buvo pasirinktos. Taigi, kompetencijų pasirinkimo kriterijai. Svarbiausias tai yra sąsajos su valstybės tarnybos misija, valstybės tarnautojų veiklos etikos principais ir valstybės tarnautojų pareigomis. Taip pat buvo vertintos sąsajos su įstaigos tikslais ir uždaviniais, sąsajos su pareigybei priskirtomis funkcijomis. Svarbus buvo atkreipiamas dėmesys, kad tai būtų kompetencijų lakoniškumas ir specifiškumas, be to mokslinis ir praktinis pagrįstumas. Kadangi vadovaujantis mokslinės literatūros analizė, į kompetencijų modelį įtrauktos yra tos kompetencijos, kurios tyrimo rezultatais daro teigiamą įtaką veiklos efektyvumui. Tai visų pirma, kognityvinės kompetencijos, tokios kaip analitinis, konceptualus mąstymas. Viena iš tų kompetencijų yra analizė ir pagrindimas. Toliau, emocinio asmeninio efektyvumo kompetencijos, tai yra savęs pažinimas, emocijų pažinimas ir valdymas, patikimumas, lankstumas. Iš šios kompetencijų grupės pasirinkta yra patikimumas ir atsakingumas. Toliau, socialinės kompetencijos. Tai yra socialinis supratimas, santykių valdymas, bendradarbiavimas, įtaka. Šioje bendroje kompetencija yra komunikacija. Taip pat pasiekimų kompetencijos. Orientacija į pasiekimus, į rezultatus, į tikslą, iniciatyvumas. Tam yra kompetencija bendroji organizuotumas. Kompetencija vertės visuomeniai kūrimas priskirtina pasiekimų ir veiklos valdymo kompetencijai. Tačiau yra platesnė, kadangi apima ir tuos elgesio aspektus, kurie ypač būdingi valstybės tarnautojams ir susiję su valstybės tarnybos misijos įgyvendinimu bei visuomenės poreikių tenkinimu. Nustatant vadybinės ir lyderystės kompetencijas, vadovaujamasi buvo gerosios praktikos pavyzdžiais, taip pat tyrimais, kokios kompetencijos yra būtinos efektyviam vadovui. Tai yra, vadovavimo sėkmę lemia tiek veiklos vadybos kompetencijos, kaip organizavimas, koordinavimas, kontrolė, tiek ir gebėjimas motyvuoti, ugdyti pasiekėjus bei daryti jiems įtaką. Taigi, pirmosios dalies yra veiklos valdymas, antrosios dalies lyderystė. Daugelį kompetencijų modelių taip pat pabrėžiama yra strateginės kompetencijos svarba. Kadangi strateginė kompetencija siejama su gebėjimu įžvelgti platesnį kontekstą, kuriame veikia organizacija, taip pat jam darančius įtaką veiksnius, taip pat gebėjimas brėžti ateities gaires. Taigi, Lietuvos valstybės tarnautojų kompetencijų modelyje yra taip pat strateginė kompetencija, tai būtent strateginis požiūris. Taip pat pateikiamas sąrašas specifinių kompetencijų. Tai yra tos kompetencijos, kurios, galbūt būdingos ne vienai veiklos sričiai, bet galima sudėlioti vienokį ar kitokį komplektą ir panaudoti įvairiose veiklos srityse. Dar viena dalis tai yra profesinės kompetencijos. Tai yra visiška specifika ir jos jau paliktos apsirašyti pačioms įstaigoms. Pagal profesinę veiklą, pagal labai konkrečias pareigybių aprašymus. Taigi, kaip atrodo pati kompetencija? Kiekvienos kompetencijos aprašymą sudaro pavadinimas, šiuo atveju organizuotumas,
apibrėžtis, tai planuoja veiklą ir laiką, nusistato prioritetus, priima savalaikius sprendimus ir veikia neatidėliodamas. Toliau indikatoriai, čia vienas pavaizduotas, geba taikyti veiklos planavimo principus, įskaido tikslus ir užduotis į smulkesnės dalis, numato jų trukmę, eiliškumą ir panašiai. Ir taip pat yra jų vertinimas balais, matom. Taigi, kiekviena tokia kompetencija yra sudaryta aprašyta 6 indikatoriais. Čia pavaizduotas, kaip minėjau, vienas. Kiekvienas indikatorius yra vertinamas 0,3 balais. Ir kompetencija įvertinama, pati kompetencija, sudedant visų indikatorių vertinimus balais. Taigi, dar vienas svarbus aspektas, tai yra, kad aprašant indikatoriaus vertinimą balais yra atsižvelgiama į gebėjimą atlikti tam tikro sudėtingumo ir apimties užduotis. Tai yra, kas buvo kalbėta pirmoje konferencijos dalyje, kad nėra pagal ką vertinti. Tai čia bandoma parodyti, pagal ką galima būtų įvertinti atitikimą vienai ar kitai kompetencijai. Ir, sakysim, palyginimui, kas yra nesudėtinga užduotis ir kas yra sudėtinga užduotis. Tai nesudėtinga užduotis yra tokia, kuri gali būti sėkmingai atlikta, veikiant pagal apibrėžtas procedūras bei taisyklės, ar ir tiesiogiai taikant reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, neatsižvelgiant į aplinkybės. Kas yra sudėtinga užduotis? Tai yra tokia, kuri reikalauja nestandartinių sprendimų, ekspertinio grįsto sėkmingą patirtimį išmanimo, gebėjimo įvertinti platesnį užduoties kontekstą, užduoties atlikimo ir užduoties rezultatų poveikiai platesniai aplinkai. Na, turbūt skirtumą vis dėlto galima šiek tiek sudėlioti. Kompetencijos nustatytos, dabar reikia nustatyti tų kompetencijų lygius. Taigi, kokį valstybės tarnautojų kompetencijų modelyje yra nustatyti kiekvienos kompetencijos 5 lygiai. Tai yra atitinkamai sudėjus įverčius nuo 0 iki 3 visų indikatorių. Taigi, kompetencijų ir jų nustatymo apibrėžiant, atsižvelgiant į pareigybių hierarchiją, yra laikomasi tokių principų, kad kuo aukštesnis tiek vadovų, tiek specialistų pareigybių hierarchinis statusas, tuo aukštesni bendrųjų kompetencijų lygiai jiems nustatomi. Tačiau vadovams, atsižvelgiant į jų funkcijas, vykdomų funkcijų sudėtingumą ir veiklos apimtis, yra nustatomi lygiai ne žemiau 3, tai yra 3–5, tuo tarpu specialistams gali būti nustatoma nuo 1 iki 5, taip pat pagal hierarchinį statusą. Kitas principas, kad kuo aukštesnis vadovų hierarchinis statusas, tuo nustatomi aukštesni vadybinių ir lyderystės kompetencijų lygiai. Beje, įstaigų vadovams nenustatomos specifinės ir profesinės kompetencijos. Kuo aukštesnis vadovų hierarchinis statusas, tuo aukštesni specifinių kompetencijų lygiai jiems nustatomi. Tačiau specialistų korpusui visiems specialistams turi būti nustatytos specifinės ir profesinės kompetencijos. Na, vadovaujantis tuo pačiu principu, kad kuo aukštesnis specialistų pareigybių hierarchinis statusas, tuo aukštesni specifinių ir profesinių kompetencijų lygiai turi būti nustatomi. Tačiau to paties hierarchinio lygio, tačiau veikiančių skirtingose veiklos srityse, skirtingoms veiklos sritims priskirtoms pareigybėms, nustatomi tokie patys kompetencijų lygiai. Tai yra, kad pavyzdžiui, personalo valdymo vyriausiajam specialistui ir teisės vyriausiajam specialistui nustatomi tokie patys bendrųjų ir profesinių kompetencijų lygiai. Tačiau, žinoma, pačios profesinės kompetencijos jų bus skirtingos. Dar vieni iš kompetencijų sudarimo ir nustatymo principų tai yra, kad bendras kompetencijų skaičius vadovų pareigybėms negali viršyti 11 kompetencijų, o specialistų pareigybėms 8 kompetencijų. Kiekvienai pareigybei galima nustatyti 1–3 specifinės ir profesinės kompetencijas. Pirmiausiai renkamasi iš specifinių kompetencijų sąrašo. Jeigu to nepakanka, įstaiga gali pasirinkti profesinės kompetencijas. Tačiau
bet kokiu atveju specifinių ir profesinių kompetencijų kiekis negali viršyti 3 kompetencijų limito. Na, čia kaip pavyzdį pateikiam ištrauką iš pakankamų kompetencijų lygių lentelės. O pakankamas kompetencijų lygis tai atitinkamai pareigybei nustatytas, užtikrinantis efektyvų funkcijų atlikimą kompetencijų lygis išreikštas balais. Sistemą kaip ir sudėliojom, dabar turbūt svarbu, o kaip tas kompetencijų modelis bus integruotas į žmogiškųjų išteklių valdymą. Tai yra, vadinasi, pareigybių aprašymuose pirmiausiai turės būti nustatomos visos priklausančios pagal pareigybės grupę ir hierarchinį statusą kompetencijos. Toliau, kompetencijos taip pat tampa sudėtiniu atrankos į valstybės tarnautojo pareigas kriterijumi. Vykdant centralizuotą atranką, tiek testais, tiek pokalbio metu bus tikrinamos bendrosios ir vadybinės bei lyderystės kompetencijos. Vykdant konkursą įstaigoje planuojama tikrinti specifinės ir profesinės kompetencijas, papildomai įstaigoje galės būti patikrintos ir bendrosios bei vadybinės ir lyderystės kompetencijos. Kompetencijų vertinimas tampa valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo dalimi. Tai yra, vertinant kompetencijas, nustatomas esamas valstybės tarnautojų kompetencijų lygis pagal konkrečiai pareigybei priskirtas kompetencijas ir palyginamas su pakankamu kompetencijų lygiu, tai yra iš lentelės, kas turėtų būti jo pareigybės grupiai. O tas nesutapimas tarp esamo kompetencijos lygio ir nustatyto pakankamo kompetencijos lygio, tai yra atskaitos taškas kompetencijos ugdymui. Kaip jau buvo minėta, siūlome, kad kompetencijų ugdymui ugdymas būtų, ugdomos kompetencijos būtų įvairiais būdais, tai kad ir saviugda, ir mokymasis iš kitų, ir mokymasis veikloje, ir taip pat ir formalusis mokymas. Tai yra, norėtųsi visas šitas formas įteisinti ir taikyti kompetencijų ugdymui. Taigi, siekiantis karjeros valstybės tarnautojas, žinodamas vienai ar kitai pareigybei keliamus reikalavimus, galės tiksliai planuoti savo karjerą, taip pat spręsti, kokių kompetencijų jam dar trūksta, norint, planuojant užimti vienas ar kitas pareigas. Beje, kompetencijų modelio nerekomenduojama sieti su valstybės tarnautojų darbo užmokesčio sistema arba skatinimo sistema. Tai daugiau taikoma verslo sektoriuje, tačiau valstybės tarnyboje jis nėra, ekspertų nuomonė, nėra tinkamas. Na irgi kokia įžvelgiama, kokios tikimasi naudos iš kompetencijų modelio. Tai yra, kompetencijų modelis kelia naujus standartus valstybės tarnautojų kompetencijai, sudaro galimybę kryptingai formuoti žmogiškuosius išteklius, leidžia nustatyti nuoseklius ir vieningus reikalavimus, kryptingai ugdyti valstybės tarnautojus, nustatyti jų karjeros planus. Taip pat tikimasi, kad kompetencijų modelis užtikrins ne tik žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimą, bet ir prisidės prie visuomenės pasitikėjimo valstybės tarnybos stiprinimo. Nes kompetencijų modelis daro tiesioginę įtaką tiek veiklos kokybei, tiek veiklos efektyvumui. Taigi, gerbiama auditorija, tokį mes siūlome kompetencijų modelį Lietuvos valstybės tarnybai. Labai ačiū, gerbiamai direktoriaus pavaduotojai.